Bulviniai blynai gali būti sveikatai palankesni. Daugelis pasakytų, nustebink tu mane. Nustebinsiu, pasakysiu 5 taisyklės, kaip pasigaminti bulvinius blynus sveikatai palankiau. Pirmas. Įterpk daržovių. Aš naudojau cukiniją, tu gali dėti morką ar kitas daržoves. Antras. Bulves tarkuok su burokinė tarka ir cukinija arba kitas daržoves. Naudok smulkios tarkos, kad turėtum ką kramtyti ir organizmas maistą virškintų lengviau. Trečia taisyklė. Naudok druskos ne per daug, nes druskos perteklius žalingas tavo organizmui. Ketvirta taisyklė. Naudok gerą aliejų ir jo dėk, kad keptuvę padengtų. Penkta taisyklė. Pasigamink neriebų padažą. Vietoj grietinės naudok varškės ir graikiško jogurto padažą, kur tau reikės tiesiog liesos arba pusriebės varškės, taip pat reikės graikiško jogurto ir toks daug baltymų turintis padažas, truputį druskytės ir česnako, nustebins savo skoniu ir labai tiks prie bulvinių blynų. Ir šitas padažas bei blynai tinka netgi vakarieniai, nes juose yra daug baltymų, daug daržovių, mažai riebalų. Rinkis tokį maistą, jeigu nori būti sveikas. Rašyk komentare gaminsiu, spausk like ir dalinkis šiais patarimais su savo draugais.